Dobiliukai. Tai va, dabar labai gerai skinti ir tuos baltus dobiliukus ir raudonus. O raudoni štai tenais. Jo, tai yra nuo peršalimo ligų, nuo kosulių, imuniniai sistemai, kraujui stiprinti, raudoni ypač. Dabar palanku juos valgyti. Taip jau. Skinti. Ir valgyti dabar pilnai kaip į salotas dėti. O žiemą taip susidžiovinti ir arbatos, kaip sakiau. O kaip džiovinti reikėtų? Galvytės nuspini ir džiovini. Tiesiog ant palangės? Jo, tik tai, kad ne ant saulės, o pavėsis, kad būtų. Turėjome labai įdomų augalą. Aš asmeniškai matau pirmą kartą. Kas tai yra neringa? Juodagalvės. Jos čia kaip skaitosi analgino, jeigu žmogų išrašo, tai reikia gerti juodagalvės arbatos. Nuo skausmo, realiai. Nuo galvos skausmo, skausmo maršinanti žolė. Čia šitos yra daugiametės saulutės. Čia jos aš iš pradžių sėklą sėjau, o paskui jos labai dauginasi. Tai jos irgi skrandžiui labai gerai, žarnynai, skani labai arbata jų. O čia šalia O čia auganti? nakviša. Mes pavasarį žiūrėjom jos lapukus, kad jau galim valgyti, o dabar tai pilnai galim žiedelius valgyti, į salotas dėti ir džiovintis. Skanu gelminai? Skanus aplamai. Žiedus dabar galima vartoti, kai sako, žiedai pamaitina visus kūnus. Ir tą aktyvina, kad atsinaujinimas vyktų organizmo ir visų kūnų. Taip, regeneracija. Jo, tai nakvišų žiedai. Čia jie kaip raminantis labiau nakvišų. Ir nakviša jau toks labiau moteriškas augalas moterims. O vyram Irgi galima, aišku, čia. Nenumins. Nes iš karto vingiorykštė žydė. Vingiorykštė, Mes gal pavasarį žiūrėjom jos lapukus, sakiau, galima dėti salotas. Ji nuo kandžių, ji kaip dezinfekuojanti organizmą nuo parazitų, netgi jeigu dantis skauda sukandi jos lapelį. Šiaip irgi nuo peršalimo ligų, plaučiai, jeigu įsikišę. Vienu žodžiu, irgi tokia kaip antibiotikas, silpnesnis negu ugnežolė. Debesylos, oho, koks didelis, užaugęs ir kaip įdomiai žydi. Va. Šiaip debesylų naudojamos rudenį šaknis. Tai čia jau, kaip sakant, debesylas. Jėga stipri, ar ne? To šaknis ir nuo viduriavimo, ir nuo peršalimo. Jos jau stipri arbata. Jau stipriai veikiančios. Ir imuniniai sistemai profilaktiškai, ir nervams. Tik šaknis naudojimas, ar dar galima ir kitas dalis? Šitas galima, bet aš jų nesakau. Ir jam rudenį netgi verta, kai jau būna didelė šaknis, padalinti daug dalelių ir išsodinti. Ai, taip dauginasi. Dauginasi jos šaknis. O čia yra daugiametis augalas ar? Daugiametis. Daugiametis, taip. Taip. Kas čia toks Čia didžiulis kardažolė augalas? yra. Daug kas ją maišo gal su usnim, bet usnis tokios didelės neauga. O kardažolės tai žmogų prauga. Ir tai va, jos žiedai širdžiai stiprinti pagrindinis augalas. Taip, čia Todėl ir vadinasi kardijo, kardažolė. kardažolė, taip. Toks labai didelis tikrai augalas, jisai kokių 3 metrų čia. Net, 2,5 jo. 2,5 tikrai toks didelis, išaugęs, didžiulis. Net norisi nufilmuoti visą jo dydį. Čia yra pievinis hiacintas, laukinis hiacintas. Labai vakare kvapas stiprus skleidžiamės, nes palapinę statydavom tarp tų gėlių, kad naktį galėtume prisikvėpuoti. Labai toks. Jis įrašytas į raudoną knygą ir jo reikėtų saugoti. Tai aš jų tiesiog arbatai neskinu, nebent į visatos skonį vieną. Jo, vartojami kaip vaistai ir širdžiai, ir nervų sistemai, bet aš už tai, kad jų daugintųsi daug. O kaip jie paprastai dauginasi sėklomis ar? Jo, sėklomis, net pas mus pamatysi.
Visas kraštas prisisėjęs pilnas. Вот так вот. Уж Tai reikia банана. paimti, prisikasti, pasisodinti pas save ir taip dauginti galima, Jo, taip? jo, galės išsikasti. Čia va dar šalia pradėjo jau žydėti jonažolė. Jonažolės, taip. Gal biškį daugiau va pasimatys. Ай, Jonažolė, tai kai sako, žolių karalienė nuo 100 ligų. Nu ir pagrindė nuo nervų, kas jau pas ką depresija ar ką, tai va tokio aktyvumo įduoda labai daug. Čia zvieraboj. Aišku, yra žydų lietuviškas pavadinimas jonažolė, mažai ką sakantis. Bet tai vat jonažolė, ne? Bet iš tikrųjų zvieraboj. Ką reiškia zvieraboj? Čia labai augalas rimtas. Jis turi labai daug savybių. Ir kodėl vadinasi zvieraboj? Убивает зверя. Tai tamsios jėgos. Suprat, nes kas yra lygos? Tai vadinasi, į mūsų įėjus neįgimos emocijos, neįgimi tie virusai, mentaliniai, ne parazitai, kurie pramuša mūsų aurą, biolauką ir mes pradedam sirgti, ne? Tai vat zvieraboj, jisai labai augalas stebuklingas yra. Aišku, ir jeigu vartoti reikia saikingai labai, pabiški, jisai į priešdygiminis, nuo žarnyno išbalansavimo, medžiagų apykaita išlyginimas, nuo širdies ligų, taip pat nuo vėžinių susirgymų, vienu žodžiu, nuo peršalimo, nervų sistemos apraminimas, kraujotakos balansavimas, nu čia rimtas dalykas labai. O kaip jį čia džiovinti reikia? Jo, džiovinti galima žalę paimti, taip, paėmė iš džiovinį ir viskas. Ir kokią arbatėlę galima Jo, padaryti? arbatėlė, jo. Aš pastebėjau, kad tas Jonas visur bando pas mumis įlysti ir šventę mūsų rasų, Ir jonažolė, ir jonvabalis. ir joninės. Jo. Ir mat, to pavadinimo liktai neaišku, jo jonažolė liktai jono žolė, ką tai jonas, liktai neaišku kas. O čia konkretus yra suvokimai. Jo, teisingai, čia yra zvieraboj. Tai vadinasi, kad jisai nuo visokių, kaip sakosi, neįgimų dalykų. Nu, убивает зверя. А зверь это число зверя 666, 666 число зверя, то есть число сатаны, kad jisai užmuša šetoną, tamsą. Tiksliau žvėrį žmoguje, kuris Jo, yra. nu taip. Taip, ir joninės, neaišku, kokia ten šventė yra. Ne, nu tai čia yra rasų šventė или праздник Руси. Čia yra šventė rasų, tai mūsų baltųjų žmonių civilizacijas, šventė saulės, kada saulė aukščiausiam taške yra, čia gamtos pats apogėjus, stipriausia energija. A mums vėl... Švento Jono gimtadienis. Jo, kaip sakosi, nu vėl, tu tokia... Pasaka. Jo, supratė, toks esmė pridengta tokiu, nu, nieko. O kas yra jonvabalis? Это светлячок. Šviečiantis... Jo, šviečiantis vabalėlis. Aha. Tarp kitko, taip pat čia toks labai įdomus dalykas, nes šitie Amono žiniai, palikonis, kurių iki šiol dabar valdo pasaulį, kur ant dolerio pavaizduotas kaip Anuit konceptualinė valdžia, jie patys ją pavaidino. Tai jie mokinosi valdyti žmoniją, taip pat stebėdami, kaip jonvabaliai mirksi. Nes jie pastebėdavo Nilo slėnį, kad naktį mirguliuoja jonvabaliai. Bet ateina toks momentas, kad 5% jonvabalių pradeda mirksėti vienu ritmu. Ir paskui staiga visą Nilo slėnis pradeda mirksėti tokiu pačiu ritmu. Jie tą efektą pavadino autosinchronizacija ir tam jie faktiškai įsikūrė žydus, kad tie žydai būtų tas kritinė masė, kuri pradėtų per kurius pajungtų, kad mes visi mirksėtum taip, kaip jiem reikia, faktiškai, kad globalistam kaip reikia. Taip, pradeda mirksėti žydai, pabiškiai, paskui mes visi pasijungiam ir darom tą, ką jiem reikia. Tai jau iš jonvabalių taip pat mokinosi. Į svetličkov. Tai yra katilėlis, galima į arbatas dėti tiesiog dėl bendro skonio. Va, kežys baltai žydintis. Kežys baltas, ne, su baltas žiedėliu. Ir tiesiog jos nepasižymi labai stipriom gydančiom savybėm, bet paįvairinimui arbatas Tinka. Čia matom gaisreną. Irgi į arbatas po truputį, kaip sakant. Štai čia žydi jau kaulažolės.
Praeitą kartą matėm lapukus, o jau šiandien ir žiedukus galim pamatyti. Vasara tai žiedų metas. Taip. Kaulažolės naudojama šaknis, kaulams tvirtinti, jeigu ten kokia lūžė yra, pasidaro vaistus, jeigu reumatai, su sąnariais problemos yra. Štai čia matome garšvą ir jos žiedai. Žiedus taip pat galima valgyti. O čia va dar kaip tik matosi naktižiedė. Naktižiedė. Tai jos yra šlapimo pūsliai, gydyti, tos visus smėlius valo. Taip, ir imuniniai sistemai. Ugne, o ką mes čia matome? Kokia žolė? Gelminė, tu pasakyk. Nežinau. Vaikai, Kadžolė. kad žolė? Ir ji labai skaniai kvepia. Aš ir čia užuodžiu. Ir jos kaip mėtų atmaina gal tokia. Poveikis kaip mėtų ir ramina ir, tarkim, pastiprina kitų vaistažolių savybės. Tai yra kraujažolė. Jeigu žaizdelė kažkur reikia uždėti, kad užsitrauktų arba nebebėgtų kraujas. Taip, sutrinti lapelį ir arba sukramtyti. Žiedelius. Lapelius, žiedelius, kas tuo metu yra, tarkim. Ir dėti ant žaizdų galima. Ir kraują stiprina, ir kasai, ir kepenims. Čia augalas irgi labai vienas iš vertingiausių augalų. Susiraskit, pievoje yra pilna. Ir turėsit labai naudingą augalą. Skudutis. Iš jo galima daryti visokias didelės švilpynės. Taip, čia arba kitaip šventa garšvė. Jos sėklos naudojamos kaip prieskoniai, realiai susirinkti. Daug kas maišo ją su to Sosnovskio barščio, ar ne? Sosnovskio barštis yra daug didesnis jisai ir jo žiedai, jeigu tai pažiūrėti, tai pusę metro maždaug būna pločio. Taip, ir dėmėtas kotas pas Kotas pasižiūrėjau, kad ten toks briaunėtas labai pas jį. Briaunėtas, taip. Ne dėmėtas žalias, Briaunėtas. tokie briaunus. O čia lygus gražus kotas, tai čia jau. Rodo šventa garšvės lapai, jie visai nepanašus į Sosnovskio. Čia matom miškinė sidabražolė, irgi yra įrašyta į raudoną knygą, tai jos labai masiškai rauti nereikėtų. Jos naudingiausia dalis yra šaknis, kasamos rudenį, rugsėjį, spalį arba pavasarį, kovo, balandžio mėnesį. O šaknis tai netgi vadinasi ją degimo šaknis, netgi aukso šaknim, nes yra labai vertinga. Nenoriu dabar. Nuo uždegimų, nuo, tarkim, viduriavimų, jeigu kokie pūliniai, irgi sutraukiantis, įvalantis kraują, labai naudingas augalas, tai labai daug bajorė. Aš jos tiesiog grožiuosi, o naudojimui nenaudoju. Tiesiog graži gražus augalas. Jo, kuriuo galima pasigėrėti tiesiog. Matom, šalia paprastoji baltagalvė, arba visi ją vadina liaudiškai ramunė, ta didžioji. Jos savybės yra kaip ramunėlės vaistinės, tik tai silpnesnės, gal tarkim perpus. Bet arbata panaši kaip ramunėlių, drąsiai galim naudoti, gerti ir tiesiog pakeisti. Ramunės ramina. Taip, ramina, uždegimus malšina ir skrandžiai pagrindė. Skrandžiai, kasai. Atsimenu, kaip ant akies buvo miežys. Jo, akis plauti, jeigu taip. Oda net jeigu išberta ar kažkokia egzema, irgi ramunėliam plauti. Tai va šitam irgi labai tinka. Jos į vonės dėti, tarkim. Besimaudant, ne? Taip. Ramunėlių terapija. Labai geras augalas. Jisai, tarp kitko, nuo skrandžio, nuo žarnyno visokių ligų, nuo visokių gleivinių uždegimų. И так, противовоспалительное, tai prieš uždegiminė. Labai Koks čia nuostabus žydintis augalas. Dabar kaip tik žydė erškėčiai,
Tai ką erškėčių, visi laukia vaisių, bet galim vartoti žiedus, dėti drąsiai į salotas, galim šiaip valgyti, jie yra lapai skanus. Čia vienas iš tų dalykų, kas pamaitina žmogaus visus kūnus, ar ne, jeigu taip. Regeneracija, erškėčio žiedus netgi sudžiovinus, sumalus deda į druską, į veido kaukės, į arbatas, bet jas tiesiog valgyti dabar reikia. Mama. Skanu? Skanu? Taip. O kaip vaikams ar skanu? Skanu. Jūrinis pelėžirnis. Pelėžirnis. Taip. Irgi į arbatėlės, jeigu druskos kaupiasi, sąnariai nelankstus, tai pelėžirnis kaip arbatėlę galim drąsiai naudoti. Valės ir nieko daugiau nežinau. Taip, Mama jas papasakos, sužinosim. atmintį gerina ir dabar jų pats žydėjimo metas, tai rinkim, skinkim ir gerkim arbatas, paska O galim valgyti. problemų su atmintim, paska... Galim valgyti. Galima, aišku, drąsiai salotas valgyti, paska su smegenim, su... Ir tu nori žiedelių valgyti. Čia visus mat nesuvalgyti. Paska mąstymas sulėtėjęs, taip tiesiog aktyvinai matom pagrioviuose, palei upės, tokie lipikai. Jie realiai miltelius naudoja, tarkim, jeigu ir kraujavimui sustabdyti, ir žarnynų, ir vidiniam, jeigu žaizdos yra opos viduj lipikus vartoti. Juos netgi sudžiovina, į miltelius sutrina, ant žaizdų barsto, kad greičiau išgytų. Tai va, žaizdom gydyti tiek vidiniai, tiek tie lipikai. Yra baltieji lipikai ir geltonieji lipikai. Dar vat Neringa sakė, kad lipikus galima naudoti... Ir žolių kokteilius. Iš vis va, žolės reikėtų įtraukti į savo mitybą. Aš tiesiog sudžiovinu, sumalu į miltelius ir naudoju prie visų patiekalų. Netgi su druska sumaišau ir naudoju. Dar sakė, galima iš lipikų ir indus plauti su lipikais, taip? Jo, indus galima plauti, labai O gerai nuriebalina. kokiu būdu tiesiog dedame į Paimi žolę kaip kempinę, sugniauži ir išplaudė visus riebalus. Supratau. Katžolė. Aš čia tik tai pernai pasisodinau, jau mažutė, paskui jos auga daug didesnės. Su katžolė realiai valerijonas 4 kartus stipresnė negu valerijonas. Su katžolė. Jo, nervų sistemai labai užtenka labai greit. Nuramina, stiprina ir kepenis valo ir šiaip geras augalas. Prieš egzaminus galima. Jo. Čia va, dar nežydė, bet to žydės raudonėlis. Va, Jau matot. raudonuoja jisai. Jo, to jis turėtų įsiskleisti. Žinau, kad į arbatą galima. Jo, raudonėlio savybės kaip čiobrelio, ką žino, tik tai truputį gal silpnesnis, bet tai yra čiobrelio pakaitalas. Ir dar didesnis augalas. Žydi, kvapas labai malonus. Jų savybės yra šaknis. Bet tiesiog, jeigu matysit, kad pas jūs žydė, tai žinokit, kad rudenį galit pasikasti. Geriausia kasti jau 3 metų valerijoną, tada jau būna daug šaknų visas kuokštas. O metų, tai 1 metų, tai ten geriau palaukti. Labai nedaug. O jie neturi kažkokio pašalinio efekto, ar juos taip galima gerti, ar su saiku reikėtų? vis dėlto? Valerijono, kaip raminantis, tarkim, prieš egzaminą geriau negerti, nes migdo jis. Užmigdys. Jo, su katžolė kaip tik gal tokį aktyvumą duoda, o valerijonas migdo. Tai gerkit geriau cukažolę, negu Jeigu valerijoną. tikrai norit. Tai va, tokia švelnus skonis. Netgi pakramtyti valerijonų šaknį. Vietoj to, kad arbatą daryti, būdavo šaknelė, atsikabini ir kramtai. Tai. O kaip žiedai nevalgomi jie? Valgomi, galima arbatą gerti, bet ji nėra tokia jau labai skani, kad jos rinktume ir gertume, tarkim, tokio specifinio skonio. Aš tik tai kvapas. Čia irgi imuniniai visas jautrus. sistemai, inkstams, jeigu, kaip sakiau, šlapinai lovą, irgi gerai su juo ir indus riebaluotus plauti. Realiai visus ir kepenims gerai, ir kasai. Toks kaip šalintojas toksinų. Iš organizmo. Jo, visų tų druskų šalintojas.
Tai va, jos galim taip skinti, galima tiesiog lapiukus va šitai prieš plauką nubraukti. Galima lapelius į salotas, arbatą irgi nuo daug ligų, nuo galvos skausmo, ten moterims, jeigu ten su menstruacijos skausmai. Ir irgi organizmas stiprinantis imuninę sistemą, šiaip nuo daug labai ligų, čia kaip netgi prilyksta jonažolė, galim sakyti, gaurometis. O ruošiamas gaurometis, jis tiesiog sudžiovinamas, ar jis ten kažkaip Galima ypatingai? fermentuoti, aš paprastai sudžiovinu ir geriu ir taip skanu. ir taip jis skanu ir naudinga ir neturiu laiko. Reikia vaikus auginti, o ne gaurometį fermentuoti. Dabar kaip tik žydė, galim rinkti. Čiobrelis, džiovinamas jau, irgi labai skani arbata. Neringa mums daugiau papasakos apie Labai čiobrelį. naudingas augalas, iš jo galima ir antibiotikus pasidaryti, tarkim, į stikliuką, šaukštą čiobrelis ir pusę stikliuko vandens užpilti. Tai bus antibiotikų tabletė. Tarkim, jeigu vaikams išrašo antibiotikų, tai galima pakeisti čiobrelis, kuris yra daug naudingesnis, maistingesnis ir nebus žalos Turime vaikams. varnalėšas. Ką Olegas gali papasakot gerą apie varnalėšas? Nu, va, žiūrėkit, vėl labai geras augalas. Tarp kitko, jo šaknis labai naudingi, ne? Mhm. Čia jis biški nulaužtas, nes prie kelio yra, ne? Taip, taip. Nulaužtas, va. Bet šaknis yra jo labai naudingos. Mhm. Tai čia rudenį reikia išimti, jos galima iškasti arba pavasarį, anksti, kol dar lapus neleidžia. Nu, tada visa jėga šaknyse. Ir tai taip pat labai sveikas, maistingas, daug turi energijos, gyvybiškai reikalingai žmogui. Vat, tai vat, galima jų prikasti ant žiemos, arba anksti pavasarį, kol dar nepradėjo dygti, valgyti. Ir žiemą, jeigu nėra pašalo, stipraus taip pat galima iškasti tos šaknis. Vat. Toliau, pavyzdžiui, lapai, gal žinot, kad paėda, pavyzdžiui, jeigu galvos skausmas, lapą praeidi ant galvos, jau palengvėja, supranti. Nuima skausmas, supranti, numalšina. Vat. Tarp kitko, ir žydį, žydai yra, medų renka bitės, medus sveikas yra, suprat. Nes jisai pats augalas stiprus. O, tai vadinasi, jame daug stiprybės yra. Irgi augant kieto paviršiaus, Jo. atrodo smėliui. Jo. O jeigu girdėjom telefoną, kuris čia ką tik skambėjo, vadinasi, augalas tikrai labai svarbus ir reikalingas. Jo, vadinasi, tas tamsos egregoras, tamsieji tie laukai, jis taip pat turi savo sąmonę, jis bando pamaišyti mums, perduoti žmonėm gerą informaciją, gyvybiškai svarbai. Vadinasi, siunčiamas, pamėcha, kliūtis, kad mums sutrukdyti perduoti tos žinias. Taip, būtent apie varnalėšų šaknis tuomet, kada Tai vadinasi, jis labai naudingas. Labai naudingas, atminkite tai. Čia. Jos būna baltais žiedeliais, tokiais biški mėlynais. Tai vien pavadinimas rodo, kad jos akis plaudavo.